10-osios Mezon NKL savaitės top 10 pradedame Marijampolėje, kur Gintautas Matulis gauna perdavimą iš Aurimo Kiežos ir nieko nelaukęs pademonstruoja savo šuolio galimybes. Laipteliu aukščiau preciziška Mažeikių komandos ataka, kurią greitų dėjimų pabaigė Rytis Bilertas. Aštuntoje pozicijoje Kauno Žalgirio dublerių komandos viltys. Gytis Masiulis juvelyriškai perduoda kamuolį Laurynui Biručiui ir šiam belieka įdėti iš viršaus. Septintoje vietoje mes vėl atsidūrėme Marijampolėje, kur Antanas Udras pergudrauja jaunesnį oponentą ir pademonstruoja jam, ką gali jo šuolio galimybės. Jau senokai, teisėtas ir ramus Arvydas Gronskis, dabar treneris pakilo nuo suolo, pykdamas ant auklėtinių dėl šio epizodo gynyboje, kai Antanas Udras deda kamuolį iš viršaus. Šeštoje vietoje mūsų jau matytas Laurynas Birutis. Naudingiausias praėjusios savaitės Mezon NKL savaitės krepšininkas tai blokuoja Tomą Milinską, kad šiandien belieka skėsčioti rankomis. Dar vieną bloką randame penktoje vietoje, kur gynėjas sustabdė gynėją. Marijampolės Sūduvos Mantingos įžaidėjas Ernestas Ežerskis be skrupulų nupūtė Domanto Vylio metimą. Ketvirtoje vietoje dar vienas marijampoliečių epizodas ir nuostabus Evaldo Šaulio skrydis po krepšiu Mažeikiuose. Trečioje Mezon NKL 10 vietoje randame supergreitą rungtynių pradžią Kaune, kai Laurynas Birutis per 4 sekundės sugebėjo įdėti į krepšį. Sūduvos Mantingos atstovai okupavo 10 ir paskutinį jų epizodą randame antroje vietoje, kur Ernestas Ežerskis po Dominiko Domarko perdavimo galingai įkrovė į krepšį sugavęs kamuolį ore. Gražiausią savaitės epizodą sukūrė Joniškio Delikatesų komanda ir jos gynėjas Mantas Kadzevičius. Joniškiečiai rungtynėse Kaune nuo KTU komandos atsiliko 72-75, tačiau Kadzevičius aidint ketvirtojo kėlinio finaliniai Sirenai išlygino rezultatą, o pratęsime svečiai triumfavo 85-79.